Tai atsipalaiduojam, susitelkime į savo vidinę ašį, tam tikrą vidinę ramybę. Į lengvumą. Iš tikrųjų matosi, kaip jūsų aplinkoje vyksta tam tikras judėjimas, judesys. Žinoma, judėjimas visame kame, jisai yra nuolatinis procesas, bet tai tam tikros pokyčio judėjimas. Vadinasi, suprantu, kad iš tikrųjų ne tik, kad artėjančios šventės neša tam tikrą pokytį, ar ne, bet ir kiekvieno jūsų gyvenimuose artėja tam tikras kažkoks vidinis pokytis. Aišku, nuolat etapai vienas paskui kitą veda, bet greičiausiai kūrėjas ir mokytojai yra numatę, kad šiandieną yra reikalinga paduoti tvirtybės, stabilumo ir žinoma tam tikro, net sako, supratingumo. Supratingumo ne tiek, kiek jums asmeniškai, tarkime, iš subtiliojo pasaulio, bet kiek jūs patys turite susitelkti į savęs supratingumą, į savo vidinės erdvės supratingumą, kad visi jūsų išgyventi pokyčiai, pojūčiai, mintys, sėkmės ir nesėkmės, abejonės, galbūt pačios gražiausios akimirkos, jos būtų apriepiamos tuo supratingumu. Kad kiekvienas iš jūsų nustotumėte vertinti, kas yra blogai, o kas yra gerai. Žinoma, kiekvienas mes turime tam tikrų teigiamų, tarsi malonių tų pojūčių išgyvenimų. Kita kart jos nebūna tokios mielos, bet iš esmės tai yra apie tai, kad tu keitiesi, apie tai, kad tu augi, apie tai, kad tu priemi vis skirtingus savo gebėjimus, savo požiūrius. Ir tai reiškia tik vieną, kad tu paaugai. Vadinasi, tu negali vertinti savęs iš tos nesėkmės akimirkos. Tu negali save žiūrėti ir susikurti apie save nuomonę iš galbūt kažkokio nepavykusio proceso, idėjos, arba tu ir vėl galbūt nusivylei tam tikrą savo emocinę reakciją, liūdesių, kaltinimų, bet tu taip pat turi suprasti, kad tu visada turi galimybę save auginti, tobulinti ir save keisti. Bet jeigu tu šią akimirką savęs nepriemi tokį, koks esi šią akimirką, vadinasi, ką tu keisi? Vadinasi, tu kursi iliuziją apie savęs tobulą versiją, kuria galbūt ir liks tik siekiamybė. Todėl šiandieną norisi jūs sutelkti į čia ir dabar akimirką, į čia ir dabar savęs priėmimo akimirką, į savęs supratingumo akimirką. Ir atrodo, kaip ir prieš susitikimą jaučiau labai arti kūrėją, taip ir dabar jis yra šalia kiekvieno jūsų, tiek, kiek leidžia jūsų jautrumas, fizinis jautrumas, subtilus jautrumas, bet jis yra šalia jūsų, šalia kiekvieno jūsų. Ir sako tarsi kiekvienam, kad jeigu tu nepriemi savęs, tai kaip tu mane gali priimti, nes tu esi kūrėjo dalis. Vadinasi, visa kame priėmimas prasideda nuo priėmimo savęs, nuo supratingumo į save, nuo atlaidumo savo. Nekalbama yra apie tam tikrą tinginystę, arba kada tu aiškiai žinai ir sąmoningai ten nori kažkaip sumanipuliuoti, pakenkti, bet čia, šioje akimirkoje, šioje, kaip sako, bendruomenėje tarsi, to nėra, to tikrai nėra. Vadinasi, tu ir vėl negali įsivaizduoti ir manyti, kad tu kažką kenki arba kažką sąmoningai darai. Ne. Sąmoningai, žinoma, jūs daug mąstote, keičiate save, priimate savo sprendimus, bet kuriuo atveju jūs esate pokytyje.
Ir savęs priėmimas vyksta per gryninimą savęs, ne per kaltinimą, ne per kažkokias abejonės, o per gryninimą savęs, kada tu labai aiškiai priimi save ir matai, ką tau reikėtų keisti, ką norėtųsi visų pirma keisti galbūt. Kada tu aiškiai nežinai, kaip turėtum elgtis, tu gali pagalvoti pats, o kaip tau labiau patiktų tavo paties elgesys. Kaip tu norėtum mąstyti, kaip tu norėtum jaustis, kokia elgsena turėtų būti tavyje, kad tau būtų gera savyje. Ne gera kitiems, nepatogu kitiems, bet tau pačiam. Ir kiekviename iš jūsų yra begalės daug gražių variantų, begalės daug gražių aspektų, savybių, duotybių, jausmų, požiūrių, bet tik kai kada pritrūksta drąsos patikėti tuo gražiu jausmu ar tą gražią idėją. Bet šiandieną sako mokytojai, kad nurimtumėte, atsipalaiduotumėte ir tiesiog leistumėte pasimėgauti savo šioje akimirkoje su savimi. Nesvarbu, kad esate apjungti čia ir dabar akimirkoje su keletą žmonių, bet tu esi savyje. Tu gali sutelkti dėmesį į išorę, bet tu vis tiek būsi tu. Tu nebūsi ta išorė, tu nebūsi ta emocija, tas jausmas. Tu būsi tas, kas esi. Tad nurimk, sako mokytojai, ir pasidžiauk, pasimėgauk savimi, priimdamas save, atverdamas savo protą, širdį ir fizinį kūną. Nes tu viduje labai keitiesi, energijos tavo kinta, savybės tavo kinta, pojūčiai kinta. Ir visa kas turi prisiderinti prie tavo pokyčių. Bet sako, tu nepasimesk. Ir vėl primena, kad tai yra tik pokytis. Labai gražiai energijos apjuosia jūsų fizinius kūnus, krūtinę, protą, galvos sritį. Ir tarsi taip stipriai apjuosia ir stabilizuoja, sutvirtina. Nes sako, kada yra tvirtybė, kada yra stabilumas, kad ir kas vyktų jūsų gyvenimuose, yra ramu. Tu žinai, kad tu susitvarkysi, tu žinai, kad tau reikės galbūt su kažkuo pasitarti, bet tu vis tiek išspręsi tai ir atsakysi į tuos klausimus, atsakymai jau egzistuoja. Kiekviena situacija žmogaus gyvenime jau turi sprendimą. Kartais net kelis sprendimus turi. Todėl niekada neleiskite savo pagalvoti, kad nežinote. Galbūt šią akimirką dar nesuvokite savo atsakymo ar savo apsisprendimo. Gal reikia tik palaukti, kantriai stebėti, pajausti. Bet atsakymai visada yra. Nėra situacijos be sprendimo. Ir atrodo, kiekvieną jūsų, aš nežinau, kokiame pokytyje jūs gyvenate šią akimirką,
Bet kiekviena iš jūsų, aišku, kiekvienas žmogus nuolat turi tam tikrus situacijų savo gyvenime. Bet atrodo, kiekviena iš jūsų įveda į tam tikrą atsakymą ar sprendimo priėmimą. Jeigu simboliškai, tai tarsi būtų, kad privestų prie atidarytų durų. Prie durų, pro kurias jūs patys galite įeiti. Tai yra tam tikras simbolinis atsakymo, apsisprendimo pojūtis, kada yra atveriamas tas vidinis žinojimas toje situacijoje, toje kryptyje. Negaliu tik suprasti, kokiose tiksliai situacijose, nes žinoma, jūs kiekvienas gyvenate savo skirtingam etape, skirtingose savo realybėse, gyvenimuose, bet Kūrėjas atrodo kiekvieną iš jūsų labai aiškiai žino, kokia situacija šią akimirką tau yra pati tikslingiausia išsprendžiant, arba net pati tokia, kaip čia sakyčiau, svarbiausia, bet ir tai nebūtų taip tikslu, nes visos gyvenimo situacijos visumos požiūrių yra svarbios. Negalime jų nei vertinti, nei nuvertinti. Bet iš tikrųjų kai kurie sprendimai daro stiprų poveikį ir įtaką mūsų ateičiai, o kai kurie šiek tiek mažiau. Bet jie taip pat lygiavertiškai yra svarbus. Tai suprantu, kad Kūrėjas ir mokytojai šiandieną veda jūs į tam tikrą vidinį sprendimą ar apsisprendimą, tai kas yra susietai su jūsų ateitimi, su jūsų tam tikra perspektyva. O Kūrėjas visada tave ves ten, kur tu gali save išreikšti labiau. Ten, kur tu gali reikšti save, kurti, mąstyti. Ir į tokią lengvą būseną pakylėja mus visus. Tam tikrą kaip ir tokia, kaip sakyčiau, subtilėje erdvė, kurioje jaučiamas yra didžiulis lankstumas. Lankstumas ta prasme, kad tu gali, sakysiu tai, ką jaučiu, kad tu gali tarsi daryti viską. Absoliučiai, nėra jokių ribų. Žinoma, čia neįeina tavo lūkesčiai, reikalavimai, emociniai tam tikri prisirišimai. Bet tai yra praplėstas galimybių laukas. Tarsi tai yra jūsų praplėsta ateitis. Kodėl ateitis? Dėl to, kad jūs esate, kaip ir sakiau, kiekvienas savo skirtingame etape. Todėl, jeigu sakyčiau labai drąsiai, kad dabartis, jūs galėtumėte nepriimti tų žodžių, nes galbūt šioje pozicijoje, šioje akimirkoje netaip ir gaunasi dar, netaip ir vyksta. Bet esate kiekvienas pakylėjimas ir įvedamas būtent į praplėstų galimybių lauką. Praplėstų galimybių lauką. Būtent tokia sąvoka arba terminas nuskambėjo erdvėj. Ir vėl mokytojas sako, pajausk, patirk, įsileisk save žinojimą ir galimybę, kad tu gali mąstyti lengviau, plačiau, giliau. Kad tu gali laisvai judėti mąstyme, pojūčiuose, suvokimuose. Ir tarsi sako, kad tu gali realizuoti viską,
kuom iš tikrųjų tiki. Tad tikėkite tomis praplėstomis galimybėmis. Tikėkite savimi, kad jeigu ir šiandieną kažkas dar nesigauna, rytoj bus kita diena, kitas tu ir kita tavo galimybė. Bet tu neturi sėdėti ir laukti, kada tai ateis į tavo namus. Tu pats kurk, pats kelk mintį į erdvę. Pats išdrįsk keisti save. Nes juk tu viduje aiškiai žinai, kad keitiesi. Vadinasi, tau bereikia suderinti savo vidinį pokytį su išoriniu pokyčiu. Vadinasi, tau reikia vis labiau klausyti savęs, atpažinstant savo vidinį balsą. Ir tai esmė, ką tu gali realizuoti. Nes visos išorinės realizacinės jėgos nebeveikia. Taip, tu gali supykti, tu gali kažkam išlieti savo apmaudą, apkaltinti kažką, bet tai nėra vertinga, tai nėra prasminga ir absoliučiai tai nieko nekuria. O visa, kas kuria, yra tavo viduje. Visa, kas gali realizuotis tavyje, yra tavo viduje. Ir niekas kitas, kaip tik tu pats, užėmi šią poziciją. Kūrėjas, mokytojai ir visus subtilus pasaulis, jausdamas tavo vidinį kūrybą, palaikys ją. Duos jėgos, erdvės, gal net ir laiko, jeigu to tau reikės, kad ta kūryba išsiskleistų, kad tavo ta vidinė jėga realizuotųsi materijoje ir tavo paties gyvenime. Ateities gyvenimas laukia labai įdomus. Bet kol tu lauki, kol tas gyvenimo įdomumas pasikeis išoriai, tol tu net pažįsti, kiek daug įdomių dalykų yra jau tavyje. Tu esi kupina žingeidumo. Tavyje dega pažangos ir virsmo ugnis. Tavo mintis yra kūrybinga, gyvybinga. Ir tu gali išskleisti begalės daug naujų dalykų. Tik klausimas lieka vienas. Ką nori kurti tu? Ką nori iš tiesų kurti tavo vidus? Tu nori kurti džiaugsmą, viltį, prasmę, lengvumą, o gal tam tikrą stabilumą, konkretumą ir aiškumą? Visos šios kūrybos yra be galo gražios ir žinoma reikalingos. Bet kiekvienas iš jūsų rezonuojate su tai, kas jau yra jumise. Praplėstos galimybės reiškia tai, kad tu gali daugiau. Kad tavo vidus yra paaugęs ir ruošiasi išsiskleisti. Kad tu esi subrendęs kažkam naujo. Ir tuo pačiu esi palaikomas tai sklaidai. Išskleisti. Tavo mintis
tavo jausmas ir tavo veiksmas turi realizacinę galią. Bet tikroji galia išsiskleis tik tada, kada tu būsi darnoje. Darna gali būti ribotume, darna gali būti laisvume, darna gali būti labai didžiuliam išplėstume. Tad praplėstas galimybių laukas reiškia tai, kad tavo darna prasiplėtė. Vadinasi, tu jau gebėsi savyje užfiksuoti didesnį kiekį minčių, platesnį gylį pojūčių. Ir žinoma, tavo veiksmuose atsispindės stipresnė galia, tikslingumas, kryptingumas ir lankstumas. Nes iš tiesų, kai kada fiziniam kūnui yra be galo sudėtinga prisitaikyti prie šio pokyčių, gebėti atsinaujinti, gebėti pailsėti, gebėti veikti. Todėl fiziniam kūnui lankstumo jėga, energija taip pat yra reikalinga. Todėl vėl sako mokytojai, pajausk lengvumą, pajausk lankstumą ir pajausk, kaip toje darnoje gali kurti, gali realizuoti mintį, jausmą ir veiksmą. Regiu, kaip šią akimirką sukatės erdvėje. Tarsi suktumėte magnetizmą. Magnetizmas sukasi tada, kada tu savyje užfiksuoji kažką naujo, ar tai naują pojūtį, būseną. Ir magnetizmas pradeda pritraukti tolimesnės aplinkybės, situacijas, kitus žmones. Bet realizacija prasideda tavyje. Bet dabar mokytojai akcentuoja ir tai, kad sako, prisimink, kad kuri ne vienas. Tau nereikia visko vienam pačiam daryti. Tu kurk su kūrėju. Tu kurk su mokytojais. Tu kurk bendrystėje. Tai didžiulė jėga. Ir dabar regiu, kaip jūs nustojate suktis. Ir tapote, kaip čia pasakyti, tokiais tvirtomis formomis. Bet labai jaučiu jūsų vidinės šypsenas.
vidinį džiugesį. Galbūt šią akimirką tiesiog esat atsipalaidavime ir nekyla jokių nei klausimų, nei pamastymų. Tai yra gerai, bet tas džiugesys yra dėl to, kas ateina pas jūs. Ar supratau, kad tai apie jūsų tą ateities perspektyvą. Galbūt kažkokia mintis, idėja, pojūtis, žinojimas. Bet sako, jūsų abejonėms šią akimirką vietos tikrai nėra. Neieškok dabar jokių kūrybinių minčių, o tiesiog leisk savo tvirtėti. Įsileisk į save, savo tvirtybę ir savo tas praplėstas galimybės. Nes atrodo, kai regiu jūsų žemesniai energijoje, kai kur dar pritrūksta to priėmimo. Bet čia žinoma, kai kada reikia laiko, galbūt ir tam tikros situacijos, galbūt esat kažkur dar įsitempę. Bet viskas su tuom gerai, susitvarkys ir tas priėmimas išsiskleis. Ir dabar pasiduoda to tokio, kaip ir sakiau, tvirtumo, bet čia yra dar kažkokia kitokia šiek tiek energija, bet ji taip pat labai tokia tvirta, sutvirtinanti. Ir bandau tiesiog tik tai atskirti, kuo skiriasi tas tvirtumas, stabilumas ir va dabar ta energija, kuri įeina į jūs, tai yra, sako, galia. Tai yra galia. Nes ta galia, pavyzdžiui, šiame momente eina labai tiksliai į kiekvieną iš jūsų. Ir ta galia ateina iš jūsų pačių aukščiausio taško, aukščiausios sąmonės, kuri yra aktyvi arba ruošiasi būti aktyvi. Tas toks gali būti dar nelabai stipriai aktyvi, bet jau jaučiate tą pokytį. Ir kiekvienam vėlgi yra savo pažangos etapas. Bet ta galia būtent ateina į jūsų fizinį kūną, būtent iš jūsų pačių aukščiausios sąmonės. Bet dėl to jie jaučiasi tokia tvirta, nes jie eina labai tiksliai ir konkrečiai. Kartais būna, kad galia išsiskleidžia į plotį, o čia eina labai tiksliai į jūs pačius fiziniai plotmiai, į tave kaip į žmogų. Ne į aplinką, ne į kažkur tiesiog kažkokią struktūrą ar savybę, bet tarsi tave tiesiai kaip į žmogų. Dėl to toks net ir vaizdinys tarsi kaip atrodo, kaip stulpas eitų, taip pat labai tvirtai. Toks nėra jokių nukrypimų. Kažkam sujuokavo, sako, tik neįsitempk. Sako, tik neįsitempk. Jeigu jaučia tą tvirtumą, tą galią,
kuri įeina į jūs, tik neįtempkit kūno, neįtempkit proto, psichikos, nepradėkit galvoti, o jeigu taip, gali būti, kad tiesiog kūnas ar mintis įsitempia, tarsi nejučia, tai irgi prasijauskit, pasižiūrėkit, kad būtumėte atsipalaidavę. Ir čia yra jūsų potencialas. Šypsausi dėl to, kad šį procesą buvo numatyta atlikti tik sekantį mėnesį. Ir dabar šiek tiek nutilau ir kalbuosiu, tai ką darysiu kitą mėnesį, jie ir vėl šypsosi. Tai žodžiu, netikėtumas, žinokit, ir jūsų gyvenimuose bus draugas. Netikėtumas. Tada būkit ir vėl primenu tą lankstumą ir nelaikykit to, ką labai esat stipriai suplanavę. Aišku, kada apsisprendi judėti ties viena kažkokia kryptim ar keliomis kryptimis, nesvarbu, bet ir veikit. Bet jeigu kinta kažkas, ir prisiderinkit. Ir nepergyvenkit. Dabar dėmesys susitelkia vėlgi į jūsų krūtines. Šiek tiek tos visgi emocijos spaudžia, nors iš pradžių lyg ir nebespaudė, o dabar matyti tą galę, kai pasidavė, vėlgi tam tikras energijų pokytis, stipresnių energijų padavimas, jis iškėlė tam tikras energinės įkrovas, kurios yra nebereikalingos. Tos širdutės aišku, kad yra linkusios įsiskaudinti, dar kai kada įsižeisti, nes žmogus, kol įvaldys savo asmeniškumą, iš tikrųjų prireikia keletos metų, daug metų. Nėra taip lengva. Bet viskas yra gerai. Viskas yra procese, sako. Tai čia yra tokia kaip dar papildoma pagalba, jėga, kad tas tam tikras nuoskaudas nuimti. Sako, dabar vėlgi taip žaismingai mokytoja jau sako, tu įsivaizduoji, dažnai žmogus net pamiršta, sako, kodėl jis įsiskaudina. Jeigu jums būna taip, kad iš tikrųjų pamirštat, vadinasi, pasižiūrėkit ir tą jausmą, pamirškit, tarsi savo dėmesio tiesiog jį pašalinkit. Arba galite su tuo jausmu pasikalbėti ir sakyti, palauk, žiūrėk, net neatsimenam, dėl ko čia pykstam, tarkim. Tai ir pamirškim, tiesiog tą jausmą irgi, nes atrodo mintyse galbūt ir nebėra to, dėl ko jūs įsižeidėt ar supykot, bet dar širdutį skauda. Tai galite pabandyti savo stiliumi, labai lengvai, paprastai, su humoru, su savimi. Tai galite lengvai, paprastai ir transformuoti, taip, nusiimti nuo savęs, kad nesusitapatinti. Na ir dabar, kada ta jėga įėjo, kaip čia pasakyti, jūsų kūnus, jūs kaip žmogų, pasiduoda jėgos veikimo energijai sutelkti. Labai įdomus procesas. Tarsi lygu tu veiki, bet čia paduoda dar papildomos jėgos, tarsi kad tu veiktum. Tai yra tam tikra tarsi inercija.
Inercija iš esmės yra kaip pasyvus nejudėjimas, o kada tu kaip pavyzdys ale krenti ir tu vien iš veikimo jau tu krenti. Tai čia va tarsi irgi susikuria tokia inercija veikimui, kad išskleisti tą jumise suaktyvintą potencialo galią. Kad neužsilaikytų jumise ta jėga, nepradėtų jūsų spausti, suvaržyti, tai jie nesuvaržo, mūsų apribojimai mūsų suvaržo. Aha, dėl to ir praplėtė galimybių lauką, atrodo tik dabar supratau, kad tas veikimas labai sklandžiai, harmoningai ir, kaip sakė, darniai veiktų per jūs. Potencialas nėra tik kūrybinė galia. Kūrybinė jėga, idėja, mintį tau paduos kūrėjas, mokytojai tavo, vedliai, tavo aukščiausiai sąmonė. Bet tai yra ta jėga, kuri palaikys tavo kūrybinę mintį, idėją, kurią tu gavai. Vadinasi, vyksta tam tikra bendra kūryba. Kada tavo sąmonė paduoda jėgos, kūrėjas paduoda mintį, o tu kaip žmogus veiki. Tu kaip žmogus patikė ir išskleidi tą idėją. Nes tu gali savyje turėti begalės daug potencialo, bet jeigu tu nemoki jos panaudoti arba nesieki suvokti idėjos, tai ta galia nėra tau tarsi prieinama. Ne tai, kad prieinama, neteisingai sakau, ji yra prieinama tau suvokus arba pajautus, užfiksavus, įtvirtinus savyje, pasiryžus veikti. Labai stipriai per pasiryžimą gali pasireikšti ta jėga, net jeigu ir tu galbūt kažkaip labai aiškiai ir nesuvoki. Jeigu tu savo pasiryžti, kad aš siekiu išskleisti savo potencialą, siekiu pajausti tą galią, kuri yra manyje. Ir aš priimsiu idėjas, kurios skatins tai išskleisti. Vadinasi, kūrėjas ir subtilus pasaulis tikrai pasirūpins, paduos tau idėjų, minčių, apmąstymų, kad tai įvyktų. Bet kaip ir man prieš porą dienų sako, tu turi savyje, bet pati bijai apie tai pagalvoti. Tai va, tarsi pasižiūrėkite, ar nėra tai, kad kažko labai viduje norite įgyvendinti, kaip pavyzdžiui, išskleisti potencialo galią, bet iš tikrųjų ir vengiate to patys, savo protų, savo galbūt nedrąsa tai padaryti. Prisiimti atsakomybę ir priimti sprendimą. Tuom veikti, tai išskleisti. Nes man konkrečiai kalbėjo apie idėją, kurią buvo paduota, aš tarsi apsisprendžiau ją įgyvendinti, bet tiek žinių, žodžiu, paskui nebegalvoju ir tarsi atrodo netradau nedrąsą apie tai galvoti. Tai kaip aš galiu būti ryžtinga, drąsi ir siekti gyvendinti tai, realizuoti tai, jeigu atrodo nedrįsti net apie tai pagalvoti. Tai pasižiūrėkite savo idėjas, kurias iš tikrųjų siekite gyvendinti, ar iš tikrųjų jūs patys palaikote tą idėją. Ir visaip čia būna.
dabar regiu, kaip suvibravo energijos, kad greičiausiai visaip, aišku, kad visaip. Bet pasižiūrėkit, dabar irgi nuima tam tikrus nesutapimus su to, ko sieki ir ką iš tikrųjų darai. Ta tokia, kaip ne patį veiksmą nuima, nes nenuims nuo jūsų, jeigu jūs patys veiksite, bet tam tikrą tokią energinę įkrovą, kuri atskleis, tiesiog parodys tą nesutapimą tau aiškiai, kad tu galėtum permąstyti, pergalvoti ir apsispręsti. Iš naujo, sako, apsispręsti iš naujo. Tu turi pats norėti kurti. Visą savo širdim, visų savo protu. Žinoma, sako, gali būti jaudulys, gali būti kažkoks neramumas tarsi, tai žmogiška. Bet jeigu tu pats viduje atmeti savo paties idėją, tai realizacija neįvyks. Tavo potencialas tikrai neišsiskleis. Tavo pačiam turi būti įdomi tavo kūryba. Tavo pačiam turi būti įdomi kūrėjo kūryba. Ir atrodo toks sluoksnis vėlgi energijos vėl transformavosi, kai būtų nuo pečių nukritusi kažkokia įkrova, atrodo dabar dar labiau atlaisvėti, jeigu ten aukštesniai vibracijoje išties esate tokie laisvi ir galintys kurti viską, kaip sakiau, tai žemesniai dažniausiai būna tokios šiek tiek kietesnių energijų, bet dabar ir tai nusijėmė. Tam tikras įsipareigojimas, kad yra privalu, o tas toks tarsi mąstymo sakyčiau klaida, bet tai nėra klaida, ar ne? Mąstymo toksai neteisingas požiūris, kada mes kai kada įeiname į tam tikrą privalumą, pareigingumą, kad privalu tai daryti, nors pats to nesiekia ir nenori. Tarsi viduje. Tu turi, jeigu tu tiki idėją, tu turi nurimti ir pasižiūrėti, kad tavyje tas noras ir tas priėmimas tos idėjos prabustų. Taip turi permąstyti, pergalvoti, pakeisti savo požiūrį, poziciją. Nes čia dažniausiai yra tik požiūrio kampas neteisingas arba tam tikras praeities atsiminimas, kurį tiesiog pakeitus labai lengvai galima priimti. Ypatingai, kada tu gauni per vidinį žinojimą tam tikrą idėją, mintį, tai ji yra tikrai tikslinga tau. Ir su tuo reikėtų padirbėti, kad ta idėja taptų sava, sako mokytojai, kad idėja, tą, ką tu nori realizuoti, taptų sava tau pačiam. Ir tada dabar regiu, kaip ir jūsų rankytes, atrodo, taip simboliškai per rankytes išeina jėga, realizacinė jėga, darnos jėga, kūrybinė jėga ir potencialas. Ir po truputėlį grįžkite į save, dėmesį sutelkite į savo krūtinę, noriu pasižiūrėti. Gerai, energijos susirenka tarsi. Jos aišku niekur taip nesusirenka, bet nurimsta, kad iki patogios būsenos. Galite šiek tiek įkvėpti ir iškvėpti, kad tas kūnas taip lengvai ir susibalansuotų su pokyčiu. Nusišypsokit savo, nusišypsokit.
Aha. Ir žinoma, kas norite dar pasibūkite su savim, o kas jau jaučiate, galite ir grįžti į save. Aha. Nu ką, netikėtumas, bet prie to, kaip sakė, reikia priprasti, žodžiu, pratinamės, keičiamės ir nepamirštame galią, kurią turim savyje. Tai ačiū Jums, kad buvote kartu ir gero vakaro. Ate. Ačiū. Viso.